Sveiki, čia Viktorija. Šiandien pakalbėsim, kas mūsų laukia artimiausiam dienom. Kaip bendruomenės, kaip kolektyvo. Truputį pabuvojau mūsų toje energijoje. Iškilo toks keturlapio dobilo vaizdinys. Tai kažkaip atrodo, kad ta sėkmė jau visai netoli ir reikia tik tai susistabdyti truputį, į aplinką savo pasižiūrėti ir pamatyti tą keturlapį dobiliuką tarp paprastų dobiliukų pievoj. Kad rastumėm keturlapį dobilą, reikia pasėdėti toj pievoj. Tai va, kitaip tariant, truputį pabūti su savim, su gamta, su savo energija, kad suprastumėm, kas mum yra tas keturlapis dobilas, kas mum yra laimė, kas yra sėkmė. Va. Pasižiūrėkim, ką kortos. Šiandien mus veda vandens orakulas, gydančių vandenų orakulas. Kas bendruomenės mūsų laukia šią savaitę, sakykim, artimiausiom dienom. Ką bendruomenė turi žinoti. Daug kortų, kaip visada. Ramus vandenys, mieli, jausmingumas, romantika, džiaugsmas, balansas, vaisingumas. Tai vėlgi kviečia truputį į tą ramybę, kaip ir kalbėjau, ant tos pievutės pasėdėta, ne dobiliuko tą ieškant, tai truputį vidinę ramybę kažkokią pasidžiaugti akimirką. Paleiskite praeitį, atleiskite, suminkštėkite, judėkite į priekį. Ir ačiū. Dėkingumas, dėkoti, tai būti dėkingam, vertinti tai, kas jūs veda, kas jūs palaiko, kas jūs išlaiko. Va. Tai jo, tai tokios kortos šiandien kaip ir paleisti ir vidinės ramybės paieškoti. Ir būti dėkingam. Tai gal tą mindfulness truputį papraktikuoti, susitelkti į save, pagalvoti, kam dėkingi esam, sau būtinai padėkoti. Aš vis sakau ir vis primenu jums savęs nepamiršti. Gal susitelkti į šeimą, gal kas nors kūrė šeimą, vaikų bando susilaukti, tai irgi geras laikas. Suminkštėkite, atleiskite, kartais tas kažkokių nuoskaudų turėjimas labai mus suvaržo ir energijos daug iš mūsų atima ir dėl to mes nebematom nieko aplink naudingo. Va, tai reikia būti dėkingam sau, net dėkingiem tiem žmonėm, kurie mus kažkaip įskaudino, kuriems atleisti reikia, dėkingiam už patirtis būti. Va. Gerai, pasižiūrėkim, ką taro kortos mums pasiūlys. Ką paleisti mums reikia. Labai daug dalykų panašu. Daug kortų krito. Pasižiūrėsiu, ar nepabėgo daugiau. Ne. Gerai, ką turim atleisti? Paleisti. Gal ir atleisti. Šuniukai.
Lazdų karalius ir riteris penkiakampių. Ką paleisti, klausiau. Iš esmės mes jau didelį įdirbį esam padarę, tai truputį atsipalaiduoti ir nebedėti tiek daug pastangų į viską. Penkiakampių riteris strateguoja, daug laiko apgalvoja, jo darbas yra nuosaikus, lėtas, ilgas. Va, tai greičiausiai mes jau tą ilgą, lėtą, nuosaikų darbą padirbom. Belieka truputį atsitraukti ir pasižiūrėti, ką mes pamatėm. Čia žemėlapis, kurį nupiešė tas penkiakampių riteris, o Lazdų karalius už savęs visą pasaulį turi. Jis visą pasaulį apėjo, apkeliavo su ta kuprine. Va, pasižiūrėsim, ką pati knygutė mums dar kokių įžvalgų duos. Oi. Lyderystė, didelis paveikslas, kontrolė. Nu va, tai kontrolę truputį paleis, gal irgi reikia. Ryškus, drąsūs sprendimai, optimizmas. Rašo, kad jūs esate kompetentingas ir gabus. Susitiksite įdomių žmonių, savo požiūrį galite diskutuoti. Jūs viską žinote pagal savo intuiciją, būtinai priimkite savo stiprybės ir išmintį ir padėsite jums pakeisti pasaulį. Va. Tai truputį gal ir kalba apie kontrolę, tai truputį ir kontrolę paleiskit. Va. Kur tas penkiakampiai? Gal gyvenimas jūs lyderio poziciją skatina užimti, bet kartais mes apsijamam tos lyderystės ten, kur jinai nebūtina. Leisti reikia žmonėm ir patiems savo kelią atrasti. Penkiakampių riteris. Praktiškas, patikimas, stoiškas, ramus ir nuosaikus, sunkiai dirbantis, atsidavęs, kantrus. Sunkus darbas, metodiškas požiūris, rutina. Jeigu esate vidury kažkokio projekto, tai prisiminkit, kad reikia įdėti sunkų, nuolatinį darbą. Nu tai va, tai ir rašo, kad jūsų darbas atsipirks. Tai va, tai man šitos kortos taip ir pasakoja, kad jūs daug ir sunkaus darbo įdėjote į savo gyvenimą ir truputį atsipalaiduoti reikia, nes klausiau, ką reikia paleisti, tai truputį tas valdžias tą savo nuosaikų darbą truputį atsitraukti ir pasidžiaugti vaisiais jo to darbo. Reflektuoti truputį, pagalvoti, ką nuveikėm. Va, ir truputį kontrolę paleisti. Nu ir kaip visada kliauti savo intuiciją. Ir čia netgi paleisti, taip mes jau kalbėjom, kad reikia paleisti. Tai ir klausiau. Paklauskim, kas apie tuos ramius vandenis. Kuo čia mums mėgautis reikia. O kodėlgi ne? Kas tuose ramiuose vandenyse dreifuoti. Nu taip, ir ramų vandenį tik taip ir yra, nes nėra vėjo. Gyvenimą patirti taip, kaip jis ateina. Ir atleidimas. Vėlgi atleidimas. Čia irgi atleidimas. Tai va, dar kartą pasikartoja.
Tai vėl tą patį kortą sako, atleiskite ir eikite per gyvenimą truputį atleidę vadžias, ten, kur jūs gyvenimas neša, ten ir eikit. Visus resursus jūs turite. Jeigu kažkoks iššūkis ateis į gyvenimą jums bedreifuojant taip, tai jūs būsite pasiruošęs ir turėsite būdų, kaip susitvarkyti su tuo. Gerai, ką mes čia galim dar sužinoti. Kam atleidimo reikia? Dėl ko mums atleidimo reikia? Iš naujo šitą maišau. Man atrodo, žuvų zodiako būrime irgi labai atleidimas buvo aktualus. Gal žuvis jums, jūsų zodiako ten toj lentelėj, jeigu kažkas ten domisi astrologija, pasidomėkit žuvim. Jūs tai jau darote, irgi buvo žuvim šitas. Per daug negalvokite, eikite į savo tikrąją tiesą. Didysis susibūrimas. Viskas klostosi taip, kaip turi klostytis. Intuityvios mintys, sielos gentis. Sielos gentis. Tuoj pakalbėsiu. Ar atsakėte į savo giliausią šauksmą, savo giliausią tikslą, karė moteris? Tai kodėl mums reikia paleisti, kodėl reikia atleisti ir paleisti? Nes tik su atleidimu, atleidę mes galime toliau eiti per savo gyvenimą, kaip ta karė moteris, ir eiti ten, kur mus kviečia, su švaria siela, kaip sakys, švario mintim, nebegalvoti per daug, nes tas pergalvojimas ir ruminavimas ant tų visų negatyvių emocijų ir negatyvių jausmų mus išblaško nuo mūsų tikro pašaukimo. Va. O atleidus, mes surasim savo sielos gentį, savo šeimą, sielos draugus, sielos brolius, intuityviai. Tada laikymas nuoskaudų taip pat mūsų intuicija užgniaužia. Tai tam, kad surastumėm savo sielos žmonės, reikia intuicijos klausytis. O kad ją išgirstume, turi nelikti tų tokių energiją įkvojančių pašalinių dalykų, tokių kaip kažkoks danties grėžimas ar savęs nekentimas. Tai atleisti reikia ir savo, ne tik tai savo kaltininkams. Va. Ir tada sutiksime savo sielos gentį. Šiaip viskas klostosi taip, kaip turi klostytis. Paskutinis, toks veiksmas, kas mūsų galioje yra, tai atleidimas ir dėkingumas, paskutiniai 2 dalykai. Tokie iki to sielos ramybės, sielos žmonių atradimo yra. Va. Kur mums ieškoti savo sielos žmonių? Čia daug labai kortų atsivertė, dar maišau. Toliau. Abundance, gausa. Mes tuos sielos žmonės jau turim šalia savęs, tik tai mes jų nepastebim. Va. Daug tų žmonių yra aplink mus, gal tai net ir ne žmonės, gali būti gyvūnai,
gamta, mūsų sielos, mes susijungia kaip ir visa gamta per micelį, per grybus susijungia, mes truputį atsijungia nuo to, tai mums kitais būdais reikia prie gamtos prisijungti savo sielos saitais. Va. Tai truputį ir į gamtą kviečia kortą, bet prisiminkit su to dėkingumo jausmu. Su dėkingumo jausmu mes surasim žmonės, kurie yra mūsų sielo žmonės. Va. Mes jų daug turim. Jų ieškoti nereikia, tik reikia tinkamai pasižiūrėti. Va. Mhm. Taip. Na gerai, paklauskim, ką dar reikia žinoti, kokį patarimą. Na, vėl apie tą patį. Pasiduokite dieviškumui ir medituokite ir mąstykite. Kontempliuokite. Tai va, žuvytės vėl. Jaunati žuvyse. Na tai va, tai gali būti, kad tiesiog reikia truputį atsipalaiduoti ir pasiduoti ten, kur mus veda gyvenimas, visata, Dievas, kuo tiki. Va. Ir truputį pamedituoti su tuo, su dėkingumu, kaip ir kalbėjau prieš tai, su atleidimu, atrasti savo ramybės oazę kažkokią. Prisiminkit, kad viskas, ką jūs darot, jau darote, kad pasiektumėte savo tikslo, truputį stenkitės atleisti kontrolės, tas vadžias ir viską pasieksite. Nu va, tai paklauskim tada dar, kokių iššūkių galim tikėtis. Gerai, šitas kortas imsim. Pasiruošimas ir atmintis. Gali būti, kad su atleidimu ir su dėkingumu mes labai ilgai atminty laikom savo iš atminties gali reikti ištraukti žmonės ar aplinkybės, kuriem esam dėkingi, kur mus atvedė į tam tikrus gyvenimo pamokas, kurias mus išmokė, ir iš atminties taip pat ištraukti žmonės, kuriems reikia atleisti, ar savo atleisti, prisiminti. Kaip varnos atsimena žmonės, kurie joms pakenkė, ir žmonės, kurie joms padėjo, va, ir atskiria veidus. Taip ir mes truputį pasiruošę, pameditavę, tas atmintį savo ištraukti galime. Va. Tai iššūkis truputį prisiminti. Dažniausiai sunkius, slogius dalykus mums prisiminti daug yra lengviau, o prisiminti gerus dalykus, kuriem esam dėkingi, truputį pasiruošimo gali reikti. Va. Nes kažkodėl mūsų smegenys daugiau į negatyvius dalykus linkusios kauptis, kreipti dėmesį. Gal čia toks išlikimo instinktas šioks toks yra, dėl to ir mūsų smegenų tikslas yra mus apsaugoti, tai leisti mums išgyventi. Tai va, tai dėl to tiek daug negatyvių minčių susikaupia daug lengviau negu kažkas teigiamo. Tai va, tai truputį pasiruošti gali reikti. Aha. Žydėjimas ir pokyčiai. Na ir va, tai rezultate mes sužydėsime, atrasime savo sielą ir sielos žmonės ir tai bus mūsų gyvenimo pokyčiai. Čia tokia išvada paprasta. Nebijokite pokyčių, jeigu niekas nekis, tai tada bus
kaip ten non progridės, regride. Jeigu neprogresuojam, tai regresuojam, užstringam. Tai va, tai žodžiu, pokyčiai visada reikalingi, energiški pokyčiai. Jeigu reikia energijos pokyčio namuose, tai, nežinau, langus atidarykit, pravėdinkit, truputį irgi pasikeičia energija, net paprastas toks dalykas. Va. Ir tada ir mes kitaip jaučiamės. Ir mūsų energija pasikeičia. Apsupkit save žmonėm, kurie žydi, žmonėm, kuriems sekasi ir tais, kuriems nesiseka, nes iš jų mes galim daug išmokti. Arba galim suteikti išminties jiems. Va, jeigu matom, kad kažkam nesiseka ar užstrigę jaučiasi. Mes jau daug kartų kalbėjau, kad esame kaip tie veidrodžiai, tai jeigu kažkas užstrigęs, gal ir mes atstriksim, padėdami žmonėm atstrikti. Tai va. Nu ir paskutinį patarimą dar. Kokį patarimą galim duoti mūsų bendruomeniai šiai savaitei. Oha. Čia toksai būrimas man panašu ilgalaikiai perspektyvai daugiau tinkantis negu savaitei. Saugumas. Saugumas yra gyvenimo pagrindas. Branginkite ramias akimirkas. Nu va, ir čia nais. Va, ramus vandenys, balansas, vaisingumas ir ramybė bendrai paėmus. Tai atraskite savo ramybės uostą, žiūrėkite, kur jūsų siela ir širdis jaučiasi ramiai, kur ar su kuo, kokiam aplinkybėm. Va, ir ten truputį ilgiau pabūkit. Tai va. Ir kaip ir kalbėjau, jauskite dėkingumą savo ir savo aplinkai, gyvenimui ir atleiskite, paleiskite. Aš, man atrodo, praeitą savaitę daugeliui zodiako ženklų šitą mintį sakiau, kad laikant kažkokias nuoskaudas mes tik tai emocijas ir energiją neigiamą laikydami netenkam tos energijos labai. Tai va, tai nešvaistykim savo energijos ten, kur galėtumėm ją kaupti. Va. Tai tokia šios savaitės žinutė. Būkit laimingi, nepamirškit pailsėti, susikaupti, pamedituoti. Va. Ir vis eikite su gyvenimo strove, kur gyvenimas neša. Truputį padreifuokite, kaip tas laivelis toj kortoj. Va. Ir viskas susitvarkys, kad ir per ką einate. Anksčiau ar vėliau ta pamoka pasibaigs ir tada galėsime tik padėkoti gyvenimui, kad mus nešė per tą pamoką. Va. Ir nieko gyvenimas mums neduoda, ko mes negalim iškentėti. Duoda tik tą, kas reikia iškentėti. Tai va, nors ir kaip sunku ir nepakeliama tas atrodo ir atrodo neteisingas tas pasaulis. Va. Tai pasiduokite dieviškumui. Pilnatis. Ir būkite pilni gyvasties, pilni džiaugsmo ir pilni meilės. Tai tiek tada. Iki pasimatymo. Iki.